Labas rytas, tai sveikinu kiekvieną, kuris prabudote po tamsiausias, ilgiausias nakties. Šio laiko pasninkas, šio laiko susilaikimas iš tikrųjų ne vien fiziologinis procesas, būtent šią dieną, šią datą, bet tai būtent ritualas, kuris užtvirtina visų jūsų ateinančių metų, aš taip tikiu, sveikatą ir gerovę. Tai, ką vakar paleidote, tai, ką vakar nuplovėte nuo savo kūno, tai, ką vakar sudeginote žvake, tai, kam vakar paskyrėte savo auką, savo susilaikymą, savo energijos išlaisvinimą, šiandien įgauna visai kitą prasme. Todėl šiandien saulėgrįžos metą labai linkiu jum praleisti išmintingai. Labai linkiu rasti laiko atsisėdus padėkoti tam, su kuo atsisveikinot, tam, ką paleidot. Apmąstykite, ką ir ko nebereikia jūsų gyvenimuose. Atsisėdę ramiai prie stalo, užrašykite tuos ketinimus, kuriuos norėtumėt įgyvendinti ateinančiais metais ir kuriem reikėtų palaiminimo, pagalbos, pridėtinės vertės ir pridėtinės jėgos. Prašykite pačius stipriausius savo projektus, bet skirtingai nei pasniko intencija, kada rašome, kada mes galime prašyti malonę savo ir savo artimiesiam, ar ne, kada mes rašome ketinimus saulėgrįžos metą, mes turime rašyti tai, kas yra susijęs su mumis. Tai, ko nori mano siela, tai, kas reikalinga jos ugdymui, evoliucijai, ko ji trokšta. Labai rekomenduoju, kad tai nebūtų materialūs troškimai, ar ne? Namas, automobilis, suknelė. Nors tai yra įmanoma, bet kadangi mes einam dvasios keliu, sąmonėjimo keliu, tegul tai būna tie pojūčiai, tos srovės, ar ne, tie troškimai, kurie praturtina jūsų dvasią ir leidžia jūsų sielai evoliucionuoti. Galbūt tai dvasinio mokytojo sutikimas, galbūt tai sąmonės plėtra, galbūt tai atskirų gebėjimų įvaldymas. Pamastykite, kuo dega jūsų širdis, galvojant apie tai, kuo galite pasitarnauti pasauliui, savo šeimai galų gale. Tai tegul tai būna ne vien man, bet tos savybės, tie gebėjimai, tie troškimai, kurie ateitų mano gyvenimą ir kuriuos aš galėčiau disponuoti pasaulio gerovai, iš širdies, tai, kas patinka kūrėjai, tai, kas patinka Dievui. Ir šiandien labai rekomenduoju badavimą nutraukti ne 6 valandą, bet būtent po 5 truputėlį, po 5:15, nes būtent Lietuvos metu Saulė įeina į tą tašką, po kurio ji tik labiau ir labiau švies mūsų aplinkoje, gyvenime ir širdyse. Būtent tuo metu rekomenduoju atlikti burnos praskalavimą, duonos sukramtymą su česnaku ir išspjovimą, ritualinį apsiprausimą duše, jokių būdų ne vonioje, dabar ne pirtyje, o būtent duše, po tekančiu vandeniu, po šiltu vandeniu, nuplaunant viską, kas išeina iš jūsų kūno ir priimant naują gyvenimą. Ir tada išeiti trumpam, bent 5-10 minučių į lauką, įkvėpti gryno oro, priimti į savo kūną šviežio, tyro, atnaujinto ir tada pradėti mitybą, lengvą mitybą į savo kūną. Tai mažais gurkšneliais atsigerti šiltos žolelių arbatos, išsikepti arba jau valgyti iškeptus šiltus, būtinai šiltus obuolius, pasisotinti ar ne, užkurti savo virškinimo sistemą ir pasėdėti, jeigu yra galimybė, būtent tuo metu prie laužo, savo dėmesį koncentruoti į degančią ugnį, galbūt tai bus ne laužas, galbūt krosnis, galbūt degančią žvakę, bet su didžiausiu dėkingumu dėkoti
Kūrėjui, dėkoti savo kūnui, kad jis perėjo, išsivalė, išgyjo, perėjo atsinaujinimo procesą. Rekomendacijos rytdienai, kaip mes rytoj perinam į normalią mitybą, bus visos surašytos. Šiandien dar lauksiu iš jūsų atsiliepimų, kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų savijauta, kokie jūsų pojūčiai, galbūt yra klausimai.